Joko kovos, Joko kovos, tik neapsijuok. Joko kovos, tik neapsijuok. Joko kovos. Labas vakaras, brangus BTV žiūrovai, štai ir vėl antradienis ir vėl mes pradedame nuostabiausiai, juokingiausią šou Lietuvoje, pavadinimu Joko kovos! Ir taip ir priklauso kiekvienam japoniškam šou, čia ne tik pasijuoksite, bet ir galbūt laimėsite pinigų, jeigu stovėsite štai čia, šioje scenoje. O kiekgi mūsų dalyviai laimės pinigų, mes tai jau ir išsiaiškinsime, nes tai nuspręs mūsų nuostabioji komisija, kurią dabar aš jums ir pristatysiu. Pirmoji komisijos narė, Lietuvos talentų talentas, grandas ir vertybė, Asta Baukutė. Gerai, aš jums labai pristatau antrąją mūsų komisijos narę. Nuostabi televizijos laidų vedėja, aktorė, visų mylima ir gerbama, Violeta Mičiulienė. Na ir dabar, draugai, pasitikite nesveikiausią Lietuvos komiką Vitalijų Cololo. O dabar leiskite jums priminti, kokiugi būdu mūsų komisija dalins tuos pinigus. Kiekvienas dalyvis turi galimybę laimėti nuo 1 lito iki 1000 litų lietuviškų pinigų. Viskas, ką jam reikės padaryti, bus atsistoti ant šios scenos ir būti labai labai juokingam. Nes jeigu jisai bus juokingas, štai šios sienos, kurios yra iš abiejų mano pusių, liks vietose ir tikrai nejudės ir jis galės laimėti pinigų. Tačiau jeigu kažkuriuo tai pasirodymo metu jisai nebus juokingas, vienas iš mūsų komisijos narių galės nulenkti šalia esančią, priešai save esančią svirtį. Vitalijau, gal pabandykime nuo tavęs. Nulenkia svirtį ir pasigirsta toksai ir tada sienos pradeda artėti viena prie kitos. Ir tai reiškia, kad mūsų dalyvis jau yra bėdoje. Jeigu jisai ir toliau bus nejuokingas, antrasis komisijos narė, tarkime, Violeta, jau galima, padaro tą tokį ir mūsų dalyviai jau lieka labai labai mažiukas tarpelis, per kurį jis vis dar gali pasakoti kažką tai juokingo, tačiau jeigu jam vėl nesiseka, Asta, malonėkite. Ir sienos užsidaro ir mūsų dalyvio pasirodymas būna baigtas. Gerai, draugai, gal galite mane atgal grąžinti, prašau. Va, ir štai taip mūsų komisija gali ne tik užverti sieną, bet ir grąžinti ją į pradinę poziciją. Na ir žinoma, svarbiausia, kad mūsų dalyviai savo pasirodymą pabaigtų, kol siena dar nėra užsidariusi. Ir tai reiškia, kad jie jau yra piniguose. Ir jeigu jie yra piniguose, jie galės laimėti nuo 1 iki 1000 litų. Tai priklausys nuo mūsų komisijos ir nuo mūsų dalyvio spėjimo. Kaip viskas vyksta? Mūsų komisija užrašo sumą pinigų, kuri negali viršyti 1000 litų, tada mūsų dalyvis jau spėja, kokiągi sumą jisai pats galvoja, kad norėtų pasiimti. Ir svarbiausia čia yra nepervertinti savęs, nes jeigu mūsų dalyvis spėja, kad laimės daugiau negu mūsų komisija parašė, jisai dėja keliaus namo su ničniekuo. Vienok, jeigu jisai atspės komisijos parašytą skaičių arba spės mažiau, jis būtent tą sumą, kurią spėjo, ir laimės. Man atrodo, kad kaip ir viskas aišku, ne? Pinigų mūsų laidoje tikrai niekada netrūks. Komisija mūsų nusiteikusi nuostabiai. Taigi mes pradedam! Joko kova! Draugai, pasitikite, Algimantas iš Kauno. Aš esu pats seniausias juokdarys, jeigu būsiu dar juokdarys, nežinau. Man 73 metai greitai bus, aš esu gimęs laisvoje Lietuvoje. Birželio 15-40 metais. Jau kas iš pamokų nebuvot pabeigę, tai birželio 15 Smetona pabėgo iš Lietuvos per Kybartų upelį ryte. Jis 6 pabėgo, aš gimiau 4. 3 valandas dar smetoninis kavalieris. Valaukit,
Jūs dabar visą informaciją, taip kaip policijos komisariatai, Nu, sakėte. tai maždaug, tai Nu. režimas tų laikų. Nu, mes netrukdom jums ten. Aš norėjau paklausti visai netyčiom, aš perskaičiau. Jis negirdi manęs. Girdi, garsiau tai Algimantai. kalbėti. Pabūkit dar su mumis. Algimantai, Neišvarys. ar aš čia teisingai supratau, kad jūs žadate prajuokinti? Jeigu nepadės anekdotas, jūs pakutensit už pažastų Mičiulytę. Kas tai yra? Aš taip anketą rašiau. Taip. O kas ta Mičiulytė? Nu, Tai kaip ir mano žmona, kuri humoro nulis supratimas, o kai ilgai paskui, kurį vietą reikia pajuokti, pakutenį. Teisingai, visos moterys, kurios nesupranta humoro, yra Mičiulytės. Arba Jienės. Tai čia kaip Algimantai mane ruošiatės? Tai dabar aš kankinti? supratau, pas jūs tai balvankė bus ras. Žinokit, aš esu klaustrofobikas, man tą susprogdinsit, man iškart aš sąmonės neteksiu. Tai jums labai pasisekė. Aš nepasakosiu nieko daugiau vykti. Algimantai, jūs čia mus gazdinat ar perspėjat? Aš sakau, kad aš kitaip negalėsiu. Žiūrėkit, padarykime taip tada. Algimantai, aš norėčiau, kad jūs šiltai sutiktų mūsų publiką ir tada iš karto išgirdęs plojimus. Draugai, pasitikite, Algimantas! Nu, aš turiu biskį teoriją, tokia apie anekdotus. Anekdotas turi būti trumpas staigiai, kad neužmirštum galo. Ir tipo, pavyzdžiui, kai... Jau pasakėte. Jau. Viskas gerai, garsiau, Algimantai, negirdim. Tai Aha. reiškia, Trumpas ir kad pabaigos. kalbasi du dėdukai. A tu eisi skiepytis? Neįsiu, kodėl? Ar padės kaip vai? Ką padeda, pernai pasiskiepė po valandos koją susilaužiau. Padeda skiepai, kokia čia padeda. O tasai sako, tai gal dar nebuvo pradėję veikti, nes ką žinau, tik pasiskiepė, išėjau į koją susilaužiau, ką čia padeda. Pats trumpiausias anekdotas. Čia jau bus geras. Žiūrėjau, vyras randa žmonas su kitu. Kai pradėjusi eiliulė, avoda šūkia, bandyte, už ką tu įdaužai, čia tavo vaikų tėvas. Žaida vyrukas pas seksuologą, sako, man atrodo, kad aš gėjus. Kaip gėjus? O kas, koks kompozitorius? Ne. Gal koks Seimo narys? Ne, gal baletmeisteris kažkokie, ne, aš santechnikas. Tu paprasčiausias p***tas. Atsirado gėjus, santechnikas. Antras užeina pas seksologą, sako, man atrodo, kad aš lesbijietis. Čia dabar dar kas. Tokių negirdėjau. Sako, tiek vyrų gražių aplinkų, o mane vis tiek prie moterių traukia. Prie kazino. Stovi nuogi, išmesti iš kazino. Vienas visiškai nuogas, o vienas atriuskis. Tas, kur nuogas, sako, tam, kur atriuskis. Matai, sako, tu dar turi valią sustot laiku, sako. O man tai jau neišeina. Kas čia prirašė, kad neperskaitai? Mano kaimynas toksai. Protingas žmogus, logiškas, jis samprotauja. Nu kur logika, sako, Dieve, man bloga, atvažiuoja greitoji. Kai man gera policija, nu, kur ta logika? Ir į Violetą žiūri. Troleibuse įlipa mergina, jauna, kuda ir atsisėda vietą, kur motina su vaiku. Nu, ten galima. Sako, kur jis atsisėdo, čia su motina su vaiku. O aš neiščia. Neiščia galima, teisingai ten, tu patietas. Reikia. Sako, ką čia vaidina, iš kur matos tokia kūda, ką čia vaidini. Tai jau po valandos turi matyti, ne? Tai ir viskas jau. Da, turiu zapasų. Dar turi, viskas gerai. Zapaskį žvalgybai pasiliksim. Tai aš jėmi biškai paskubysiu. Viskas baigės, žadas baigėsi. Ne, nevažiuojam toliau. Ne, man. Pala, pasijumi receptą. Išėjęs galėčiau dar. Nu tai pirmin. Dar vieną paskutinį atsarginį. Violetai. Algimantai. Nemiegot! Algimantai! Apfoks. Alio. Gerai. Numeris Na gerai. 7. Mama klausė, Onutė, dabar jau vestuvės, jau dabar nemeluok, dabar tas pas. Tai gali pasakyti, man su Januku iki vestuvės kartu mėgoja ar ne, jau dabar tas pats vestuvės. Nu tai Su juo pamėgos. Viskas.
Dačia yra. Da, yra. O, dabar jau nebaisi, tegu uždaro. Nu va. Justai, aš iš karto pastebėjimą turiu. Va žmogus supranta, kas yra trumpi geri anekdotai. Taip. Prašom. Kuris tau labiausiai, Vitalijau, patiko? Trumpiausias. No. Tai galiu dar vieną uždėti. Nereikia, ačiū Algimantai labai. Ne, žiūrėkite, tai padarykime taip tada. Aš norėčiau, kad komisija įvertintų. Aš jau. Tu jau. O kaip manote, kiek jums užtektų? Pradėkime nuo to. Kiek jums reikia dabar pinigų? Kiek jums trūksta piniginiai? O, čia toks klausimas. Pagalvokit. Greitai, kaip trumpą anekdotą. Dar vieną dadėti. Sumą įvardinkit. Nu, 120. 120. Togo. Įtogo. Gerai, 120. Tarkime 120. Man šį kartą reikia 200, bet aš bijau. Ai, nu va. Na ir teisingai, nėra čia Kas ko. ten rankoj Po truputį. treba? Nežaiskit senoj. Gerai, 120. Taip? 120 ir pradėkime gal tada nuo paties linksmiausio mūsų komisijos nario. Gerai. Jeigu iš tikrųjų labai trumpi anekdotai ir jie tokie klastingi, ne iš karto suprasi, ką šnekėjot. Ir labai gerai, kad jūs po to paaiškinat pabaigoje. Yra, vat aš irgi O pagalvojau. Henrio stilius rašytojo amerikiečių. Nežinau, kas, bet tikrai, taip, bet trumpi anekdotai, paaiškinimas, viskas buvo nuostabu. Jeigu aš dar žinočiau, kaip prašomi yra 350 litų, būčiau užrašęs, bet žinau tik vieną skaičių. 75 litai. 75 litai. Savitą humoro jausmą. Jau per pusę per lytį. Jau gerai. Per pusę per lytį. O, ir dar kaip. Per liptą į nušaliuotą. Gerai, pabandykime tada pakalbinti Astą. Aš, Algimantai, esu tos nuomonės, kad kokia bebūtų tiesa, tegul jinai būna tiesa. Nejuokinga, paaiškinimai jūsų, vos įsiklausiau, kad savo žmoną kutenate, kad jai būtų juokinga, aš nesistebiu. Nes aš, pavyzdžiui, nesijuokiau ir mano suma yra tik tai tokia. 20 litų. Nėra blogai. 95 litai jau yra. Dar lieka 25 litai nėra labai daug. Vienok pažiūrėkite į šį džiugų veidą, kurį mes matome dabar. Violeta lieka. Algimantai. Kas tai buvo? Kodėl atėmėt Šustausko kostiumą? Nes aš jūs pamačiau, žmogus kaip antrą dieną po piršlio karimo. Gal vienintelis, kuris atėjo šitai pasipuošęs, pasiruošęs, išvaizda labai sceniška, viskas perfekt. Ir būtent, Algimantai, man labiausiai ne anekdotai patiko, o jų paaiškinimai. Ir tai, kad jūs juokėtės, tai bedarydamas. Taigi, man atrodo, kad... Bet nesupykit dėl to, kiek aš parašiau. Jūs už teisybę? Neatsakykit, tai daugiau duos. Aš duodu 75. Opa! Yra ir Algimantai, aš turiu jūs pasveikinti. Jūsų 120 litų yra nors ir mažiau to, ką jums skyrė komisija, bet jūs juos laimėjote ir galite džiaugtis tuo. Jau galima būtų atgal rankeną. Sienas taip lengvai nepastumsi, čia tau ne vaikinas. Algimantai, aš jūs sveikinu ir aš norėčiau jūs supažindinti su viena ypatinga dama. Pasitikite, bobutę su pinigais! Bobutės paskola jums duoda ne 100, o cielus 120 litų. Ar man pasirodė, ar mūsų miela komisijos narė kažkaip nukabino dalyvį? Šitą taip. Paaiškink, kodėl? Ne, Violeta. Kas per žvilgsnį? Man irgi pasirodė kas per kažkaip žvaigždutės tai. akyse? Turiu- Aš manau, kad Ką čia? mūsų laida tai yra geros meilės istorijos pradžia. Nu, normali nuotaika. Komisija biski pavargus. Jau jinai reakcija pas jas nepilna. Draugai, mums atėjo laikas išbėgti į visiškai trumputę reklamą, bet jūs niekur nepabėgite, nes mes to jau pat grįžime vos po kelių minučių. Likite įsijungę. Ateikit, išviriau buliono, į daug kakaurų pridariau. Tai darydamas aš visada linkiu turto, meilės ir sveikato žmogų. Tai gal mes galėsim šį vakarą kaip nors su jumis pasikalbėti?
Dar trupučiuką. Aš atskridau pas jūs šią laidą lėktuvu. Kam tu meluoji? Joko kovos. Joko kovos. Draugai, pasitikite, Olegas iš Vilniaus. Sveikas, Olegai. Tu atėjai pajuokauti. Taip. Ir labai gerai juokauji. Tai Ačiū. reiškia. Ačiū, aš dar nepradėjau. Tai Oi, tu slapukas, tu benikilai. Ką jūs baigęs, Olegai, esat? Bakalauro studijas, sociologija. Sociologija? Taip. Solologija, O tai tai labai... kas tas yra, paaiškinkite sociologiją. nagrinėja. Pas mane kuo vakarais šitas- ateina. Jūs baigėte ir dirbat kuom? Aš esu verslininkas. Tai visi... Visi sociologai yra verslininkai. Tampa verslininkas. Jau juokinga. O visi jo. pedagogai yra televizijoje. Tai jūs verslą darote iš socialinių pašalpų. Įdomiai. Taip, pritariu. Ne, nes... Aišku. Mes matom, kad tu jau tiesiog konkuliuoji humoru. Ir Sprogsta. nu, ta prasme, tu jau nori juokauti. Aš dabar su ko šneku, aš neku. Sumanim. Viskas gerai? Su manim, iš kur Tu tu? pasiruošęs? Visada pasiruošęs. Visat gatavs. Visat gatavs spēlēties ar visiem plīdī. Labi. Oleks, Tālni, Vilnis kalbos. Alci rata publika cāneri. Alci ir... Oleks, pārcīl atzīmētāri. Oleks! Paldies! Taip. Tai iškart norėčiau papasakoti, kaip aš čia vykau. Aš atskridau pas jūs šią laidą lėktuvu. Va, skrendu, įsivaizduokit, lėktuvu. Lėktuvas sugedo. Skrendu lėktuvu, puiku. Lėktuvas sugedo, galas. Lėktuve yra parašiutas, puiku. Parašiutas suplyšęs, galas. Krentu ant šieno krūvos, puiku. Šieno krūvoje šakės, galas. Ant šakių nepataikiau, puiku. Ant šieno irgi, galas. Daktarai sakė, kad gyvensiu. Puiku, bet tik iki pirmadienio. Galas. Taip, tai... Toliau tai aš taip žinau, kad ponas Vitalijus šiaip sako, savižudiškai yra, jeigu išėjęs į sceną anekdotus pradės pasakot. Aš galvoju, kad čia jau skridau savižudiškai, tai jau reikia ir pabaigti iki galo jau. Surizikuosiu ir papasakosiu kelis anekdotus. Tai... Rizikuokit greičiau. Neįsbivai jo. Vyriškis ieško darbo. Vaikščio visą dieną nerado, žiūri zoologijos sodas. Nu, paskutinis šansas. Įeina į zoologijos sodą. Zoologijos sodo direktorius sako, taip, pas mus yra vienas čia darbelis. Gorila nugaišo. Reikia persirinkti ir vaidinti prieš atėjusius lankytojus. Ir kitą dieną persirengė gorila. Įleidžia jį į narvą, įleidžia lankytojus, jis ten kaip gorila šokinėja tam narve prieš lankytojus zoologijos parko. Žiūri, liūtas linkiu eina. Galvoja, pradėjo rėkti, tiesiog pradėjo rėkti, sako, išleiskit manęs iš čia, išleiskit. Liūtas uždėjo letiną ant rankos ir sako, nerėk. Aš manau, užtenka čia vieno anekdoto. Aš laikau. Dabar aš toliau pasakosiu, jūs čia jau galit pažiūrėsim, ar stipri jūsų siena. O čia geras! Žiūrėkim. Viskas, užteks. Apa, gerai, draugai, pasveikinkime. Priimsi? Užeikite. Dėkoju. Užeik. Nu, va, klausyk, tarpukas nedickas visai, bet visai toksai neblogas, supranti, rezultatas. Tu jau esi piniguose. Olegai, tiesos akimirka. Man reikia išgirsti, kiek tu pats save įvertinai šio pasirodymo metu. 65. 65? Taip. Labai gerai. 65 litai. Pradėkime komisijos tardymą. Kas Vitalijau? Aš tiesiog leisiu tau pačiam Olegai išsirinkti. Kurį komisijos narį nori patardyti? Pradėkim gal nuo ponios Astos. Ponios Astos, prašom. Neslėpsiu, Olegai. Neslėp, kolego. Man patiko.
Ačiū. Man tikrai patiko pirma dalis ir šitas tavo lakstymas, šakės lėktuvai. Ir kad skridau ir tu tokį netikėtumą padarai su lėktuvu. Taip. Tai toks netikėtumas, tikrai atradimas 21 amžiui, kad galima skristi lėktuvu. Ir tas tavo pastrypčiojimas ir savęs nugalėjimas mane įkvėpė ir aš to neslėpsiu. Drąsiai aš duodu šią pinigų sumą. 50 litų. Nežiūrinti tai, kad kolegos iš pavydo baigė mane užpjauti. Gerai, 50 litų, draugai. Dabar reikia pasirinkti. Nežinau, Olegai, 50 litų, man atrodo, kad iki šiam 5 gali ir nedatraukti. Čia net nėra ko rinktis. Aš iš tikrųjų ir Asta, kodėl taip tuščia žodžiauji, man tiesiog, ar galima, čia puikus pasirodymas, žmogus pats sukūrė tą bairį apie lėktuvą, tik tai truputėlį seniau, nes jisai įėjo į 10 geriausių anekdotų 79 metų. Po to, kur ežiukas ėjo, pamiršo kvėpuoti ir numirė. Ypatingai kitas anekdotas apie zooparką, kurį niekas negirdėjo, nes net klausyt baisu. Bet aš manau, kadangi mes galim duoti 1000 litų, tai mes galim truputėlį mažiau ir drąsiai. 1 litas! 51 litas, klausyk, trūksta tik tai 14 litų. Viso labo. Ir pažiūrėk į šį daug žadantį Violetos veidą. Tiesiog matosi, kad žmogus spinduliuoja gerą energiją ir jau žino, kad tu laimėsi. Violeta, kiek šimtų skiriai Olegui šį kartą? Dabar yra toks laikotarpis, kad šieno nėra, jokių šakių nėra. Ir tu jokių lėktuvų neskridai ir kam tu meluoji? Gerai pasakiau. Ai, tai jisai dar ir melagis! Nežinau, ką tu vartojai, kad pamatai šieną ir šakės. Bet aš norėčiau sužinoti to vartojimo pavadinimą. 30 litų! Ir visgi! Gerai, draugai! Ačiū. 60... Tu laimėjai savo spėtą sumą 65 litai, sveikinu tave. Gal galima būtų atlenkti atgal tas rankinas, kad mes galėtume priimti bobutę? Olegai, aš tave sveikinu labai ir gal galėtume pasitikti visi kartu, širdingai, bobutės paskolos veidą, sielą ir talismaną. Bobutė su pinigais! Patiko labai, iš tikrųjų, linksma, scenui pastovėti, pakalbėti su komikais. Draugai, dabar pasitikite Vilnietę Zofiją. Labą dieną. Labą dieną, Zofija. Norėčiau iškart jūs barti. Kodėl savo anketoje pristatėte, kad esate pensininkė, atrodote kaip pionierė? Dirbanti pensininkė. O jūsų darbas grožiu? Su menu surišta. Susirišot su menu? Su menu surišta. Tai tas menas, kaip suprantu, jūsų rašomos knygos. Parašiau 2 knygas, poeziją. O. 3 priduota jau redaguoti. Bandysit savo eilėmis užburti mūsų klausą? Taip. Rašau daug, rašau tarmišką. Esu aukštaitė, rašau tarmiškai daug, su dzūkišku prieskoniu. Oho. Tai Zofija, mieloji, drąsiai, garsiai apie ir trenkit ir mūsų Zofija pasiruošusi? Taip. Ar mūsų publika pasiruošusi? Zofija, prašom, scena jūsų. Atraikit, išviriau buliono, į daug kakaurų pridariau, cepelinai, kabalionai, šaltienų mėsai dar ilgai viriau, vablynų, milcinių, rėcinė jau stovim šepelas, plaktų kiaušinių do paucienį kepsiu, balašinis jau jodo pelas, pilnas stalas valgymų, nuo ko pradėti nežinau, buliono bliūdų jau imu, jum paucienį akis ganau. Mano vaikui želia ūsai, un mergas daboja, grįžta vis vėliau iš tūso, gaudo jas graboja.
baigės parakas Ziedulio, jo patranka cyli, aimanuoja, vartos, guli, akimis tik myli. Dar gali, Zofija. Aš gaspadoris, aš nenoriu to pažuncio, duok tu man geros mėsos. Do nevalgiau nieko šiundzę, duok baronkų kilbasos. Nu tai kas, kad aš išgeris, smirdo prakaitų įsibuliau, man tada sveikiau, geriau, kaip suvystytas guliau. Ašgi dirbu kaip arklys, nu ir valgau aš už du, man prie bobos nieks nelys, mano boba po padu. Duodu dar Zofija galimybę. Vakar grįžom iš Vesalios, o tai pabaliujom, šiundzė do širdis apsalus, dušioj, aleliuja. Jau nereikia vainikelio, jau nereikia svoto, abu gulas, abu kelias, išnuomotas plotas. Gerai. Bulbos į bulbos, kožnų dzienelai, blinai bulviniai su lašiniais. Reikia paplacins mano suknelai, ba jau likau su vienais marškiniais. Tai daug gerai kūdurių undarokų, įnašut kado su kvietais gražiais. Aš neprapulsiu, basiūci aš moku, nebus armata, jeigu kas jie žeis. Su šilkiniais marškineliais aš ateice untavi. Tu prisgėris kaip šunelis, do dažnai guli ravi. Duoce duonos, duoce blynų, įskilundzio do pernykščio, ale šlapės tavo klynas, jelus kišenė išvykščia. Tu smirdalius nelaimingas, iš toli tavi užuodžiu. Ar tai lyja, ar tai sninga, tai ne vis tiek pagodžiu. Zofija labai šaunuoja. Dar ne viskas. Dar ne viskas. Dar ne viskas. Zofija, viskas. Zofija! Jūs nuostabiai padeklamavote. Kaip jums tai pavyko? Gal daug kas nesuprato? Man atrodo, kad dauguma tikrai suprato. O dabar mūsų komisija parašys, kiekgi pinigų norėtų skirti Zofijai. Gerai. Zofija, kiek tenais galėtų būti? Nu, gal nors 100 litų. 100 litų, manote, ne? Taip. Ar tai jau yra jūsų spėjimas? Žinot, svarbiausia ne per daug. Taip. Svarbiausia ne per daug, jeigu lygiai arba mažiau, tada viskas tvarkoj. Draugai, Zofija spėjo, kad jos pasirodymas yra vertas 100 litų, dabar belieka sužinoti, kiekgi jūsų planšetėse. Aš noriu pasakyti, Zofija, jūsų kūryba man iš tikrųjų patiko, bet aš bevelyčiau, drąsiai pasakyti, aš norėčiau atimti iš jūsų tuos eilėraščius ir skaityti pati. Jie yra gyvi, bet šiuo metu man labiau patiktų skaityti, nes jūs pati esat lyriškas tipažas kaip žmogus, o tie eilėraščiai humoristiniai. Atiduokit jūs man, o už tai, kad gerai rašo, aš jums duodu, Zofija, 35 litus. Puiku. Ir tai jau yra daugiau nei trečdalis. Tai kol kas viskas tvarkoj. Mano spėjimas būtų, kad iš Astos gausite daugiausiai, nes ji paskutinė net nenulenkė rankenos. Pažiūrėkime to žiežulos per vidurį. Ką jisai tenais prikervezojo. Ai, čia aš žiežula. Gerai, labai malonu. Jeigu žinočiau, ką reiškia, supykčiau. Su žiežulynas. Ponas Rūstusis. Ponas nuostabusis Rūstusis. Imperatorių. Tai valdovė. Valdovė, švelniai. Jeigu galima būtų, jūsų didenybė. Iš tikrųjų, aš vertinau labai paprastai. Aš suskaičiavau produktų kainas, kurie buvo išvardyti eilėse, sudėjau, išėmiau kvadratinę šaknį, padaugiau iš 3 ir po to padalinau 64. Ir gavosi lygiai 30 litų. 30 litų. Gerai, bet mes jau esame tik tai vienu nutolę nuo 2 trečdalių. 65 litai yra labai neblogai, bet mes turime dabar to jau kokius 300 driokstels asta, tai viskas ir bus tvarkoj. Tai jaudinatės? Ne, kodėl? Kaip manote, kiek asta užrašė? Gal 20 litų. Manote, kad asta 20 tik tai užrašė? Ar jūs čia taip pesimistiškai? Ne, nu gal 50 užrašė. 50 užrašė, ne? Podmoka. Žiūrėkit. Zofija. Astut. Aš ne su jumis, Justinai, kalbu. Zofija. Astut. Patraukite tą scenografiją, tą stulpą, kuri šviečia. Jūs turite idealią intuiciją, atspėjote panašiai. Nepykite, Labai kad aš ačiū. įvardinu kiekvieną jūsų pragyventą metelį, nes jūs esate jautri, meniška natūra. Rašyti eilės, ne plitas dėlioti vieną ant kitos. Nepykit, bet aš įvardinau, nesakysiu, jūs žinot, ką reiškia jums šitas skaičius. Žinau.
Iš viso širdies. Toliau Gerai, rašykite. gerai, Garsiau ir drąsiau. Savo eilės teikškite mums. 126 litai ir tai reiškia, kad Zofija laimi savo užsiprašytus 100 litų. Sveikinu Jūs labai, Zofija. Atlenkite, prašau, rankenas. Patraukime šią sieną. O, kaip iš karto erdviau. Ir vien tik tai tam, kad Jūs susipažintumėt su mūsų nuostabiaja. Vienintelė ir nepakartojama. Bobute su pinigais iš Bobutės paskolos. Kai graži nuotrauka, ne? Gerai, tai 61. Čia dolerio skyla, reiškia. Mes žinome su Ne, gerbiama baba, čia. Zofija, mes žinome šitą kodą. Asta, aš ir norėjau paklausti, iš kur Jūs su Zofija išsiaiškinot mano intelekto Kai koeficientą? jūs sulauksite mūsų garbaus amžiaus, jūs prasite, ką reiškia fluidai. Aš nemanau, kad aš tiek ilgai gyvensiu. Ką padarysi? Tada reikia skaityti tik kultūringą, normalią, šiuolaikinę poeziją, o ne tarmišką. O tarmišką naudoti tik pas save, kur būna renginiai, pavyzdžiui, rajono įvairūs va tokie daugiau, tai kurie žmonės supranta, ten daugiau ir vertina. Draugai, Jūs labai laukiate šios akimirkos, nes mes išeiname į trumputę reklamą, po kurios mes grįžime visai netrukus. Bus dar labai daug juoko ir labai daug gerų pasirodymų. Niekur nepabėkite, likite įsijungę, likite su BTV. Draugai, pasitikite Evaldą Leskauską iš Kauno! Oi, kaip arti. Oi, kaip dar vis arti. Jau jokinga. Evaldai, taip artėjai, eini, nebijai, kad siena taip trykštils tave psia. Dabar jau bijau, Vitalijau. Ai, labą dieną komisija, labą dieną Justinai. Labas vakaras. Dieną publika. Labas vakaras. Vakaras. Ačiū. Gal žmogui diena? Aš rūpinuosi pavasaris tavo jam sveikata. diena. Ačiū Justinai. Nuostabiai. Labai. Labą dieną, labas vakaras žiūrovai, labas vakaras Bobutė. Ir Su kūrybiniai Bobutė grupiai. susipažinsi, jeigu būsi to vertas. Mes su bet kuo Bobutė savo nepažindinam. Supratau. Evaldai, man labai strigo jūs, kai savo anketą atsintėte, juokingiausias jūsų gyvenimo įvykis. Perskaičiau Dievų mišką. Man labai patiko, man tai padarė iš tikrųjų didelę labai įtaką Sruoga su savo Dievų mišku, jog supratau, jog iš bet kokios situacijos galima pasijuokti ir svarbiausia ne tik, kad pasijuokti, juokų gydantis galima išgyventi. Konslagerija. Taip. Taip. Tada gerai. Evaldai, ar pasiruošęs? Taip, aš pasiruošęs. Publika, ar mes pasiruošę? Evaldai, scena tavo. Bet dar prieš tai, čia jeigu į tokį intro padaryti, aš mačiau, kaip Astas sureagavo, kai aš rodžiau va šitaip. Tai aš norėjau paaiškinti ir komisijai, ir jum, ir publikai. Taip, čia jis simbolizuoja sėkmės trišakis. Nykštys reiškia gerą darbą ir pinigus. Na, šitas visi suprantat reiškia meilę, tai yra ir seksualinė meilė, ir dvasinė meilė. Na, o šitas mažiausias, kaip Achilo kulne, tai mažiausiams slepiasi sveikata. Tai darydamas aš visada linkiu turto, meilės ir sveikato žmogui. Dėl to visi supranta, jog vien meilė gyvas nebūsi. Gerai. Gerai, tęsiam. Kuo sijonas trumpesnis, tuo daugiau trūkumų pas merginą jis paslėpia. Įvykis kelyje. Policininkas sustabdė pažeidėją, nusivedė į mašiną, atsisėdo ir abu tyli. Policininkas neiškentė ir sako, tai siūlysi ką nors? Vairuotojas, tekėkit už manęs. Kada suprasti, jog tu jau sensti? Tada, kai žiūrėdamas pornuškę, matai miegamojo komplektą, gerą virtuvinį stalą ir nematytas vonios plyteles. Numirė Leninas. Aišku, pateko į pragarą. Velniai po mėnesio atėjo pas Dievą, sako, žinok, netvarka, revoliucijas daro, daryk ką nors. Dievas sako, okei, pasiimsiu į rojų. Po mėnesio velnias sutinka Dievą. Sako, labą dieną, ponas Dieve, kaip jūs gyvenate? Pirmiausia, aš ne ponas, aš draugas. Antra, aš nevaikštinėjau, aš einu į partijos susirinkimą. O trečia, Dievo nėra.
netyčia padėjau savo nešiojimą kompiuterį ant žemės. Močiutė pagalvojo, kad tai svarstyklės. Nu tai karočią, močiutė sveria apie 2 štukas litų. Yra toks prietaras, kad ko bijai, tas ir atsitiks. Taip. Tai dabar visi beveik bijo praturtėti ir sulieknėti. Pantomimo spektaklis. Po spektaklio aktorius interviu duoda, žurnalistė. Sakykite, tenai, kai jūs žiūrėjote, va, į žiūrovus ir rankas taip dėliojote, aš nelabai supratau, kas ten vyko. Galit paaiškinti? Aktorius. Tai aš taip ir supratau, kad ten bus neaišku, nes teksto nebuvo. Anyta skambina Marčiai ir sako, na, kaip gyveni? Anyta. Aš duodu dar šansą. Gerai, aš žinau, kur jūs gyvenat. Kaip gyveni? Nu kaip, mane, geria vyras, muša, į darbą neina. A, taigi ir gerai, kad viskas gerai. Svarbu neserga. Brangus kalėdų senelį, mergina rašo, atnešk man naują vaikiną, nes senasis tinka tik į elnius. Ačiū. Aš kažkaip tikėjausi, kad tų rankenų lyg ir bus daugiau iš jūsų audringų, dar dabar ašara nenudžiuvus nuo to juoko. Gerai, Evaldai, kaip tu galvoji, kodėl Vitalijus taip smarkiai juokėsi? Tai aš nežinau, dėl ko Vitalijui juokinga. Tai jam juokinga, jis juokėsi. Gerai, brangioji komisija, galbūt galėtumėt ką nors pakeverzoti savo išmaniuosiuose. Tvarkoj, kaip manai, kiek galėtum laimėti? Kiek jie tenais užrašę yra? Kaip čia, mažiau yra daugiau. Pasinaudosiu šituo pasiūlymu, todėl, tarkime, 148 litai. 148 litai, štai taip, su prancūzišku minimalizmu, suprantigi. Tai pradėkime bez pirštų į kurį nors mūsų komisarą. Aš noriu, taip, Astos. Astos. Visi nori Astos. Labai graži moteris. Nes jie vieša. O kaip manai, kiek jinai galėtų tau būti užrašius? Nu, taip. Nuo 40 iki 80 spėjau. Nuo 40 iki 80. Asta. Ačiū, Evaldai, kad jūs nesupykote, kad aš pirmoji užlenkiau rankeną. Jūs tikriausiai pajutote, kad aš iš jūsų šituo judesiu prašiau tempo. Bet jūs mane nuvertinote. Aš jums šitą 90 litų, prašom. 148, ne, buvo mūsų siekiamybė. Vitalijus ar Violeta? Kuris tau linksmesnis atrodo? Tai Vitalijus. Vitalijau, aš spėju, kad visi buvo negirdėti anekdotai, ne? Iš tikrųjų buvo linksmų keletą pasakyta gerai, bet kažkodėl tempas buvo dingęs, buvo prapuolė ryšys, gal pasimetęs, gal kažkaip. Todėl aš manau, kad nedaug. Bendroji sumoji gaunasi čia 12, o šiaip 75. 75 litai, bet to ir užtenka. 165 litai jau yra. Tai žymiai daugiau nei 148, kurių tau reikėjo. Įdomumo dėliai. Taip, Violeta, kiek tu galėjai prašyti, pažiūrėkime. Šitas pasirodymas ne visada galima klykauti. Taip kaip tu skaitai, man buvo įdomu. Man nebuvo ten, wow! Bet man buvo įdomu. Ta darai profesionaliai, man patiko tavo pranga, visa kita, žaidė savimi, pasitikintis esi. Man tas lošia. 90 litų! Sutarta. Žiūrėk, galėjai, suprantigi, užsiprašyti visai neprastai 255 litų, man atrodo, ne? O galima 153, nes 5 skolingas. 148. Sąžinės. 148. Tinka. Sveikinu tave labai, prašau atlenkti rankeną. Ok, padarykime vietos, nes į sceną žengia nuostabioji, fatališkoji moteris. Su pinigais. Kaip čia gaunasi, kad, pavyzdžiui, aš norėjau paklausti Vitalijaus ir Violetos. Jūs nei karto nesusijokėt, net nenusišypsojot šito pasirodymo metu. Rankenos jūsų tai neužlenktos. Kodėl? Kas trečias buvo toks neblogas. Ar taip salė? Ne pas bičia problema, o mūsų veiduose turbūt kažkas atsitiko. Atjungia nervą. Visagalis botoksas trukdo dirbti. Jaudulys buvo didžiulis. Ir aišku, tai
ko labiausiai bijojau, tas ir įvyko, kad užsidarys sieną truputį. Juoko kovos. O dabar, draugai, pasitikite Mantą iš Kauno. Labas, Mantai iš Kauno. Labą dieną. Ko čia atvykote? Atvykau gerai laiką praleisti. Fantastika, pradedam leisti laiką. Ačiū. Gerai, Mantai, ar tu esi pasiruošęs pademonstruoti mums, ką tu moki? Aš pasiruošęs visada. Gerai, publika, ar mes pasiruošę išklausyti Manto? Mantai! Scena tavo. Norėčiau pabūti poetu. Ir vėl matau tavo gražiasias akis. Jos man spaudžia širdį. Tai prisišnekėjau. Atsiprašau. Gerai. Aha. Tai gal mes galėsim šį vakarą kaip nors su jumis pasikalbėti? Ir vėl nepavyko. Kągi, kad ir kaip būtų liūdna, pasitrauksiu. Čia buvo viskas. Na, prisiminsiu kažką labai smagaus. Oi, dar trupučiuką, dar galiu trupučiuką papasakoti. Nereikia. Sojas. Atsargiau rankytės. Nu va. Va. Tai ne mano valanda, ne mano šansas. Juoko kovos. Gerai, draugai, štai ir viskas. Juoko kovos šį antradienį jau baigėsi. Aš tikiuosi, kad jūs pasikrovėte vitamino C visai savaitei. Aš norėčiau padėkoti visiems, kurie žiūrėjo, kurie praleido su mumis šį vakarą. Taip pat norėčiau padėkoti mūsų nuostabiausiai publikai. Ačiū Jums labai. Ir žinoma, mūsų komisijai, nepakeičiamai komisijai, tai Violetai, Vitalijui ir Astai. Ačiū Jiems labai. Buvote šį vakarą nuostabus. Na, o visi jau rytoj galėsite pamatyti visus šio vakaro pasirodymus portale alfa.lt. Nepamirškite atiduoti savo balsą už jums labiausiai patikusi. Na, o dabar pažiūrėkime, kasgi praeitą savaitę sulaukė daugiausiai jūsų Alfa.lt skaitytojų simpatijų. Dėmesio į ekranus. Juoko kovos. Tai buvo geriausias praeitos savaitės pasirodymas. Na, aš jums priminsiu, kad jeigu jūs manote, kad jūs labai gerai juokaujate, jeigu jūs manote, kad jūs juokaujate geriau nei žmonės pasirodė šį vakar čia, užpildykite anketą www.btv.lt ir galbūt jau kitą savaitę pasimatysime štai čia ant mūsų scenos. Na, aš jums priminsiu, kad mes susitiksime jau kitą antradienį 20:30 per patį geriausią kanalą BTV. Likite sveiki, čia buvo Juoko kovos. Juoko kovos.
Coca-Cola.